Sveikinu įžengus į vieną iš įtempčiausių vasario savaičių. Dabar iš karto einu prie reikalo, dėl ko šita savaitė yra įtempta. Kad manęs nepažįstate, aš esu astrologė Raimonda. Kol klausote, paspauskite follow, paspauskite like, pasidalinkite šito video, nes jisai tikrai aktualus ne tik jums, bet ir visiems kitiems. Visų pirma, mes matome, kad nuo vasario 23 įsijungia toksai piktasis aspektas, tai yra Marso aspektas kvadratas į Uraną. Marsas 24 laipsnėje, Uranas 27. Su Uranu visą laiką įvykiai vyksta prieš susijungimą. Tai vadinasi, kai planeta pradeda daryti kažkokį aspektą į Uraną, mes jau galime tikėtis įvykių kažkokių daug anksčiau. Marsas tai yra agresijos planeta, tai yra karys, kuris nori veiksmo, nori kažkam kažką įrodyti, nori brėžti ribas. Ir jisai vandenyje, vandenio tematikos yra viskas, kas yra susiję su online, su virtualiu pasauliu, su inžinerija, technologijom, aviacija. Ir vandenio tematikos tai irgi yra visokie sprogimai, kažkokie netikėtumai. Uranas yra vandenio valdovas. Uranas stovi tokioje gan sudėtingoje savo pozicijoje, jisai yra Jaučio zodiako ženkle. Jautėje Uranas yra silpnas, čia yra viena iš silpniausių jo pozicijų, dėl to tai yra laikoma, kad planeta yra pikta. Ir dabar pats Uranas Jautėje, jisai gali kalbėti apie bankinės struktūras, apie finansus, apie stabilumą, saugumą, materiją, kūną. Ir darydamas aspektą į Marsą, jisai kaip tik gali rodyti, kad šitos temos pradeda šlubuoti, pradeda klibėti. Dabar jau mes vakar, bent jau aš, žiūrėdama žinias, jau ten buvo kalbama apie branduolinius ginklus ir visus kitus dalykus. Šitas aspektas kaip tik gali provokuoti kažkokius svarbius įvykius su netikėtais, sprogstančiais dalykais. Aišku, tai nebūtinai reiškia, kad čia mums dabar laukti kažkokių branduolinių sprogimų ar kažkokių avarijų, kataklizmų, bet šis aspektas vadinamas toks avaringas aspektas ir provokuoja avarijas. Kaip pasireiškia, tai pavyzdžiui, kasdieniškam, paprastam žmogui, jau šiandien aš sulaukiau iš savo pažįstamų tokių pasidalinimų, kad kyla konfliktai, kivirčai su partneriais, su artimai žmonėm. Šis aspektas iš tikrųjų provokuoja tai, kas buvo ilgai užspausta, neišsakyta, nepatenkinti kažkokie lūkesčiai, norai. Šis aspektas tiesiog rodo, kad jau viskas pasiekė kulminaciją ir lyg turi išsiveržti ir sprogti. Dėl to šitą savaitę, kadangi šis aspektas bus aktyvus visą savaitę, tai vadinasi nuo 23 dienos iki pat 27. 28 dieną jau viskas baigėsi šitas aspektas, jau Marsas su Uranu nebeturi. Tai vienu žodžiu, iki 27 dienos pas mus yra didesnė rizika avarijų, netikėtų kažkokių įvykių, traumų ir ypatingai kas yra susiję su vandenio tematika, tai yra aviacija, tai yra dujos, tai yra visokios internetinės atakos, viskas, kas vyksta online, viskas, kas vyksta per įvairias technologijas, biržos tos pačios, kripto, visokie dalykai. Čia greičiausiai bus kažkoks, kaip lūžis, taip galima pavadinti, pikas kažkokių situacijų ir jos gan nemalonios. Dėl to mums yra svarbu kaip tik šiuo laikotarpiu stebėti, kas vyksta su mumis visų pirma, nes čia mums gali kilti agresijos, gali kilti noras viską griauti, trenkti durim, išeiti ir vienu žodžiu prasprogti, taip sakant. Bet Uranas jisai nepamatuoja pasekmių, tai vadinasi jam nesvarbu, kas vyks vėliau, jis tiesiog sukelia kažkokius įvykius, o jau vėliau jūs srėpkit pasekmes patys. Tai dėl to labai kažkokių sprendimų, tokių aštrių, kurie gali turėti ilgalaikės pasekmes, priiminėti reikėtų labai atsargiai, labai pamatuotai, nes tiesiog vėliau galite gailėti. Dabar ši savaitė dar yra svarbi tuo, kad 25 dieną Merkurijaus planeta jau pradeda lėtėti. Štai čia Merkurijus 22 laipsnėje, jisai pradeda lėtėti, nes jisai ruošiasi įeiti į savo retrogradinę poziciją. 26 dieną
jau Merkurijus, štai mes matome, jau jis yra retrogradinis. Štai čia. Dabar ką reiškia 25 diena? 25 dieną Merkurijus ruošiasi retrogradui, vadinasi, jisai ėjo, pradėjo lėtėti ir sustojo, apsisuka ir eina atgal. Aišku, planeta fiziškai, ji kaip judėjo savo trajektoriją, taip ji juda, jinai ten niekur neapsigrėžia, bet mums Žemės stebėtojams žiūrint į dangų susidaro tokia iliuzija, kad planeta pradėjo judėti atgal. Nors tai yra optinė apgaulė, bet ji vis tiek veikia, jau tas retrogradas Merkurijos, apskritai visi planetų retrogradai jau yra patikrinti daugybę kartų ir visą laiką, kai planeta juda atbulai, pradeda vykti šiek tiek chaosas tos planetos valdomose temose. Tai yra komunikacija, tai yra kelionės, transportas, susisiekimas, sutartis, apskritai susitarimai kažkokie, pirkimai, pardavimai. Smulkioji technika, telefonai, kompiuteriai, elektronika. Šitos temas pradeda strigti. Tai atšaukiamos kelionės. Taip, tuo metu padaryti susitarimai nutrūksta. Tuo metu mes galime daug privelti kažkokių klaidų, ypatingai sutartise, gali būti kažkokių paslėptų sąlygų, kur mes pasirašom nepaskaitę, paskui matom, kad turim kažkokių problemų. Kadangi čia viskas žuvise vyksta, susitarimai irgi gali būti iš pradžių mums pateikiama informacija vienaip, paskui paaiškėja, kad buvo visai kitokios, pavyzdžiui, sąlygos. Nes žuvisios toks ženklas, kuris yra su neiškumais, su kažkokiam iliuzijom, su kažkokiam apgaulėm susiję. Dėl to šitos visos temos pradeda strigti. Ir dabar įsivaizduokit, kad planeta prieš įeidama į tą chaosą sustoja. Jinai stovi vietoj. Tai vadinasi, 25 dieną, jeigu jūs priimat kažkokius labai svarbius sprendimus, pasirašot kažkokias sutartis, neįsigilinę iki galo, visko neapskaičiavę, neišanalizavę, tie jūsų susitarimai irgi sustoja. Merkurijus komunikacijos susitarimų planeta stovi prieš įeidama į chaosą ir jūsų reikalai, priimti sprendimai irgi sustoja ir jie bus chaotiški. Kažkas ten nesiseks, kažkokie nesusipratimai, kažkokios kliūtis, kažkokios neaiškios situacijos ir jūs tame stovit vietoj. Nejuda reikalai, sunku išnarplioti, sunku išspręsti kažkokias situacijas. Dėl to 25 diena yra viena iš kritinių, kuomet tikrai pradėti kažką naujo nėra gerai. Bet jeigu jūs turit kažkokį labai ilgai vilkintą situacija. Kažkas buvo daroma, bet kažkur galbūt liko neužbaigta, palikta vėlesniam laikui ir jūs norite tai galutinai užbaigti, pavyzdžiui, priduoti kažkokius dokumentus, jau tenais, nežinau, inspekcijai kokiai nors, uždaryti kažkokią temą, ši diena tada yra gera. Bet tik tuo atveju, jeigu tai jau buvo kažkada pradėta, daryta, nedadaryta, vilkinta, tai galite šitą dieną padėti tašką, užbaigti ir viskas. 26 dieną Merkurijus jau įeis į retrogradą, vadinasi, jisai iki kovo 20 bus retrogradinėje fazėje, tai va čia yra 3 savaitės, kuomet tos temos, apie ką minėjau anksčiau, transportas, susisiekimas, sutartis, kontaktai, mokslai, netgi čia būtų irgi, jeigu mes kažko naujo pradedam mokytis, kelionės, taip pat irgi, jeigu keliaujate kažkur, tuo metu geriau, jeigu yra galimybė, atsisakyti kelionių, nepirkti, neužsakinėti bilietų, nes irgi atšaukia kelionės, vėluoja, dingsta daiktai, dokumentai, dar kažkas. Toksai laikas, kai mums reikia šiek tiek sulėtėti, bet tai yra labai geras laikas, pavyzdžiui, užbaigti. Jeigu kažkur kažką darėt, vėlgi nedadarėt, norisi padėti tašką kažkokiose situacijose, norisi pabaigti mokslus kažkokius, kur pradėjot, norit susitvarkyti buhalteriją, norit susitvarkyti savo dokumentaciją, norit susitvarkyti savo kompiuterį, galbūt failus kažkokius peržiūrėti, išmesti, ko nereikia. Va šitiem dalykam retrogradinis Merkurijus yra geras, nes jisai perdaryti, peržiūrėti yra gerai, bet pradėti kažką visiškai naujo, kažkokią naują veiklą, naujus mokslus, pirmą kartą keliauti kažkur tais, pirmą kartą sutartis pasirašinėti, pirkti automobilį, pirkti telefonus, kompiuterius, buitinę kažkokią techniką, elektroniką, laikas nėra geras, nes
jūs papuolate į tokią vadinamą laiko kilpą. Apie laiko kilpas galite užeiti, pažiūrėti mano video prieš tai. Aš esu dariusi apie Merkurijaus laiko kilpą, kodėl jinai yra svarbi ir kokią jinai įtaką turi. Tai jūs tiesiog papuolate, jeigu retrogrado metu pradedate kažką naujo, papuolate į tą vadinamą laiko kilpą ir kas 3-4 mėnesius jums kartojasi tos temos. Nusipirkote automobilį, jisai pasirodo brokuotas ir jūs kas 4 mėnesius važiuojate jį taisyti, remontuoti, jisai vėl genda, vėl neranda priežasčių, kodėl jisai sugedo ir nusipirko telefoną, kas 3-4 mėnesius jisai vis genda, vis ten sudūšta, apipila, tik krenta į vandenį, vienu žodžiu, kažkokios tokios temos, kur vis tada aš sugrįžtu į tą pačią temą. Tai pakomentuokite, ar jau jaučiate ir Urano, ir Marso kažkokius susijungimus, kaip pas jūs, ar konfliktai, ar traumos kažkokios aktualios ir kaip ruošiatės retrogradinio Merkurijaus periodui.